Kaip veikia antenos ir siųstuvai? Sveiki inžinerijos entuziastai. Įsivaizduokite, kad ištiesiate ranką ir pagaunate žodžius, vaizdus bei informaciją, kurie sklinda aplinkui. Maždaug tai ir daro antena. Tai yra metalinis strypas arba lėkštė, kuri pagauna radijo bangas ir paverčia jas elektriniais signalais, maitinančiais tokius prietaisus kaip radijas, televizorius ar telefono sistema. Tokios antenos kartais vadinamos imtuvais. Siųstuvas yra kitokio tipo antena. Antena, kuri atlieka priešingą darbą nei imtuvas. Ji paverčia elektrinius signalus radijo bangomis, kad jos galėtų keliauti kartais tūkstančius kilometrų aplink Žemę arba net į kosmosą ir atgal. Štai kodėl antenos ir siųstuvai yra raktas beveik visoms šiuolaikinėms telekomunikacijų formoms. Bet kaip veikia antenos? Tarkime, jūs esate radijo stoties vadovas ir norite transliuoti savo programas visam pasauliui. Bet kaip tai padaryti? Jūs naudojate mikrofonus, kad užfiksuotumėte žmonių balsų garsus ir paverstumėte juos elektros energiją. Jūs paimate tą elektros energiją ir kalbant bendrai, priverčiate ją tekėti per aukštą metalinę anteną, tiekdami jai galią. Dažnai taip daroma. Kad ji nukeliautų taip toli, taip jums reikia visame pasaulyje. Kai elektronai elektros srovėje juda pirmyn ir atgal palei anteną, jie sukuria nematomą elektromagnetinę spinduliuotę radijo bangų pavidalu. Šios bangos iš dalies elektrinės, iš dalies magnetinės keliauja šviesos greičiu, nešdamos jūsų radijo programą kartu su savimi. Dabar, kas nutinka, kai įjungiu savo radiją namuose, už kelių kilometrų nuo čia? Radijo bangos, kurias siunčiate, sklinda per metalinę anteną ir priverčia elektronus judėti pirmyn ir atgal. Tai sukuria elektros srovę, kuri virsta signalu. O elektroniniai komponentai jūsų radijo viduje šį signalą paverčia atgal į garsą, kurį galima girdėti. Siunčiančios ir priimančios antenos dažnai būna labai panašios konstrukcijos. Pavyzdžiui, jei naudojate ką nors panašaus į palydovinį telefoną, kuris gali siųsti ir priimti vaizdo ar telefono skambutį į bet kurią kitą vietą Žemėje. Naudojant kosminius palydovus, signalai, kuriuos siunčiate ir gaunate, pereina per vieną palydovinę anteną. Palydovinė antena yra ypatingo tipo antena, dubens formos ir dažniausiai žinoma kaip parabolinis reflektorius, nes antena yra išlenkta pagal kreivę, vadinamą parabole. Tačiau siųstuvai ir imtuvai atrodo visiškai skirtingai. Televizijos ar radijo transliavimo antenos yra milžiniški stiebai, kartais siekiantis 100 metrų aukštyje, nes jos turi perduoti galingus signalus dideliais atstumais. Tačiau jums nereikia nieko tokio didelio savo televizoriuje ar radijuje namuose, nes daug mažesnė antena puikiai atliks šį darbą. Bangos ne visada sklinda oru nuo siųstuvo iki imtuvo. Priklausomai nuo to, kokias bangų dažnius norime siųsti, kaip toli norime jas perduoti ir kada norime tai padaryti. O koks turi būti antenos ilgis? Ar kuo ilgesnė, tuo geriau? Paprasčiausia antena yra vienas metalo laido gabalas pritvirtintas prie radijo. Dauguma šiuolaikinių tranzistorinių radijo aparatų turi bent 2 antenas. Viena iš jų yra ilga blizganti teleskopinė lazdelė, kuri išsitraukia iš radijo ir sukasi, kad priimtų FM signalus. Tai yra dažnio moduliacija. Kita yra antena radijo korpuso viduje, dažniausiai pritvirtinta prie pagrindinės grandinės plokštės ir ji priima AM signalus. Tai yra amplitudinė moduliacija. Skirtumai tarp AM ir FM yra įdomus, todėl jei norite sužinoti daugiau, palikite komentarą ir galime apie tai padaryti vaizdo įrašą. Bet kodėl radijui reikia 2 antenų? Signalai šiuose skirtingose bangų juostose yra perduodami radijo bangomis, turinčiomis skirtingus dažnius ir bangos ilgius. Tipiniai AM radijo signalai turi maždaug 1000 kHz dažnį, o tipiniai FM signalai yra apie
100 MHz. Taigi jie vibruoja maždaug 100 kartų greičiau. Kadangi visos radio bangos sklinda tokiu pačiu greičiu kaip ir šviesa, kuris yra maždaug 300 000 km per sekundę, AM signalai turi bangos ilgius, kurie yra maždaug 100 kartų didesni nei FM signalų. Jums reikia 2 antenų, nes viena antena negali priimti tokio plataus bangos ilgių diapazono. Bangos ilgis arba radio bangų dažnis, kurį bandote aptikti, lemia, kokio dydžio ir tipo anteną turite naudoti. Apskritai, paprastos antenos ilgis turi būti maždaug pusė tų radio bangų, kurias bandote priimti bangos ilgio. Tačiau kai kurios technologijos leidžia pagaminti antenas, kurių ilgis yra 1/4 bangos ilgio. Kompaktiškas miniatiūrinės antenas, kurių ilgis yra apie 1/10 bangos ilgio. Ir membraninės antenos, kurios yra dar mažesnės. Nors čia į detalės nesigilinsime. Antenos ilgis nėra vienintelis dalykas, kuris lemia, kokius bangos ilgius ji priims. Taip yra todėl, kad jei turėtume radiją su fiksuoto ilgio antena, jis galėtų priimti tik vienos stoties signalą. Antena perduoda signalus į derinimo grandinę radijo imtuvo viduje, kuris sukurta tam, kad pagautų konkrečią dažnį ir ignoruotų likusius. Pats paprasčiausias imtuvo grandinės variantas yra tiesiog vielos ritė, diodas ir kondensatorius, kurie perduoda garsus į ausines. Grandinė reaguoja arba rezonuoja tą dažnių, kuriuo esate nusistatęs ir atmeta didesnius ar mažesnius dažnius nei šis. Keisdami kondensatoriaus vertę galite pakeisti rezonansinį dažnį. Ir būtent tai leidžia jūsų radijui persijungti į kitą stotį. Antenos darbas yra sugauti pakankamai energijos iš pro šalį sklindančių radio bangų, kad grandinė galėtų rezonuoti tinkamų dažnių. Paprasčiausios radio antenos yra tiesiog ilgos tiesos strypai, kartais vadinami monopolinėmis antenomis. Daugelis vidaus televizijos antenų yra dipolio formos. Tai metalinė lazda padalinta į 2 dalis ir sulenkta horizontaliai. Todėl ji šiek tiek primena stovintį žmogų ištiestomis rankomis į šonus. Sudėtingesnės išorinės televizijos antenos turi keletą tokių dipolių, išdėstytų išilgai centrinės laikomosios strypo. Kitos konstrukcijos apima apvalias vielos kilpas ir žinoma parabolinės antenas. Bet kodėl tiek daug skirtingų konstrukcijų? Akivaizdu, kad bangos pasiekiančios siųstuvo anteną yra visiškai tokios pačios, nesvarbu kokia antenos forma ar dydis. Skirtingas dipolio modelis padės sutelkti signalą, kad jį būtų lengviau aptikti. Šį efektą galima dar labiau sustiprinti, pridedant atjungtus parazitinius dipolius, vadinamus direktoriumi ir reflektoriumi, kurie atspindi daugiau signalo į pagrindinius priimančius dipolius. Jiems trūksta grandinės užbaigimo, todėl jie vadinami monopolių antenomis. Daugelis jų yra prijungti prie atraminės strypo, tai yra jų forma ir dydis. 3 antenų savybės yra ypač svarbios – kryptingumas, stiprinimas ir dažnių juosta. Pradėkime nuo kryptingumo. Dipoliai yra labai kryptingi, nes jie priima radio bangas, kurios sklinda statmenai jų atžvilgiu. Štai kodėl televizijos antena turi būti tinkamai sumontuota jūsų namuose ir pasukta teisinga kryptimi. Jei norite gauti gerą vaizdą, šiandien šios problemos beveik nebeturite, nes televizijos signalai yra skaitmeniniai. Bet mano laikais reikėdavo pasikankinti su antena kelias minutės, kol pavykdavo gauti padorų vaizdą. FM radio teleskopinė antena yra mažiau kryptinė, ypač jei signalas yra stiprus. Jei ją nukreipsite tiesiai į viršų, ji priims gerus signalus beveik iš visų radio stočių vienodai. AM radio feritinė antena radio viduje yra daug kryptingesnė. Nors labai kryptinės antenos gali atrodyti nepatogios, kai jos tinkamai suderintos, jos padeda sumažinti trukdžius iš netoliese esančių stočių ar nepageidaujamų signalų, kurie yra arti to, ką bandote priimti. Tačiau kryptingumas ne visada yra geras dalykas.
Pagalvokite apie savo mobilųjį telefoną. Jūs norite, kad jis galėtų priimti skambučius, kad ir kur būtumėt, artimiausio mobiliojo ryšio bokšto atžvilgiu, arba gauti žinutes, kad ir kuria kryptimi jis būtų nukreiptas jūsų rankinėje. Taigi labai kryptinga antena nėra geras pasirinkimas. Panašiai ir GPS imtuvui, kuris nustato jūsų buvimo vietą, naudodamas signalus iš kelių kosminių palydovų. Kadangi signalai ateina iš skirtingų palydovų, esančių skirtingose dangaus vietose, ilgi labai kryptinga antena nebūtų naudinga. Antenos stiprinimas yra labai techninis matas, bet bendrai kalbant tai reiškia, kiek jis sustiprina signalą. Televizoriai dažnai pagauna silpną ir vaiduoklišką signalą, net ir be prijungtos antenos. Taip yra todėl, kad metalinis korpusas ir kiti komponentai veikia kaip paprasta antena, nesufokusuota į konkrečią kryptį ir pagal nutylėjimą pagauna kažkokį signalą. Pridėkite tinkamą kryptinę anteną ir gausite daug geresnį signalą. Stiprinimas matuojamas decibelais ir kuo didesnis stiprinimas, tuo geresnis priėmimas. Televizorių atveju iš sudėtingos išorinės antenos gaunate daug didesnį stiprinimą nei iš paprasto dipolio. Visos išorinės antenos veikia geriau nei vidinės, o prie langų ar ant sienų montuojamos antenos turi didesnį stiprinimą ir veikia geriau nei įmontuotos. Tuo tarpu antenos juostos plotis yra dažnių arba bangos ilgių intervalas, kuriame ji veikia efektyviai. Kuo didesnis juostos plotis, tuo didesnį skirtingų radijo bangų intervalą galite priimti. Tai naudinga, pavyzdžiui, televizijai, kur gali reikėti priimti daug skirtingų signalų, tačiau daug mažiau naudinga telefonų, mobiliųjų ar palydovinių ryšių atveju, kur viskas, ko jums reikia ir kas jūs domina, yra labai specifinė radijo bangų transliacija, gana siaurame dažnių juostos intervale. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį čia platformoje ir būtumėte paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. O jei siekiate asmeninio ir profesinio augimo, nuskenuokite čia šalia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie suteiks pranašumą jūsų karjeroje. Na, kokio tipo anteną turite namuose? Ar kada nors ginčijote su savo televizoriumi, bandydami rasti signalą? Parašykite komentaruose, man įdomu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Dideli linkėjimai ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.